Japonija, Amerika. Taigi, sveiki atvykę į naują video vlogą. Keliaujame į Global Village. Kas yra tas Global Village'as? Jisai randasi, jeigu ką, Dubajuje, bet kas čia yra? Tai čia yra apie 27 skirtingos šalis įsikūrusios viduj, tokie kaip paviljonai. Ir ten užeini, tarkim, į Kiniją. Tai tenai dirba dažniausiai azijiečiai, būtent iš Kinijos, jie pardavinėja būtent maistą, kvepalus, tradicinius daiktus tokie, kokie yra Kinijoje. Visokie šou vyksta būtent to šalies ir čia tokių yra 27 paviljonai. Šiandieną nežinau, ar visus apeisim, nežinau, ar turėsim tiek kantrybės, bet pasižiūrėsime, keliaujam. Čia bilietas kainuoja apie 30 dirhamų, tai yra mažiau negu 10 eurų. Tai jeigu kažkada būsite Dubajuje, čia tikrai privalote užsukti, bet čia yra labai daug žmonių, bet kai už tokią kainą, tai dėl to čia visi ir varo, bet čia yra tikrai nuostabu. Tai šiandien 30 dirhamų, nes šiandien yra tipo holiday, yra šventinė diena. Šiaip kainuoja 25, tai čia apie 5-6 eurus. 2 valandų varysim į standmenų šou, čia vyksta belekiek šou, yra atrakcionų belekiek, siaubo kambarių, iliuzijų kambarių, visko yra čia pilna. Nemanau, kad mes eisim į tuos kambarius, nes mes jau esam tenai buvę ir kas yra matę senesnius vlogus iš Dubajaus, tai tikrai žino, bet gal prasuksim, nieko nepažadu, bet ką tikrai tai praeisim pro porą parduotuvių į standmenų šou, parodysim atrakcionus, pažiūrėsim, ką dar čia galima nuveikti. Pirmoji lokacija – Sirija. Keliaujam į Siriją. Pažiūrėsim, kas čia gero yra. Čia galima, kaip ir minėjom, yra visokių daug žaidimų, tai galima laimėti įvairiausių žaisliukų. Tautiniai jų rūbai yra, va, tarkim, medaus. Čia yra belekoks medaus pasirinkimas. Aš net nežinau gyvenime, kad yra tiek daug medaus pasirinkimų. Bet medaus galima ne tik Sirijoje rasti, aš kiek pamenu, galima ir kitose tikrai vietose rasti, bet jo. Ir jis toks su poskoniu, nu žodžiu. Atvarysit, suprasit. Nebrangu čia, žinokite, Dubajų turite literaliai. Pirmyn atgal skrydį 500 eurų, viešbutį savaitį, kokie 800 eurų, jau čia toks geresnis. Riešutai čia už žmonės. Ir žinoma, kvepalai. Kvepalai, kaip be kvepalų. Visur, žinokit, kur beisi. Kai kurie tokie miesteliai, kaip šitas, nu, jis atrodo, tikrai nėra kažko tokio labai special. Tipo, eini, nu, tipo, paprasti dalykai, kur galima, tarkim, Turkijoje kokiam turgui rasti. Bet, pavyzdžiui, nu, tikrai yra tokių lokacijų, kur, pavyzdžiui, nu, pamatysite, eisim ir komentuokite, kuris iš šitų miestų, kurios parodysiu, jums labiausiai patiks. Dabar keliausim, nežinau, kas po Sirijos bus, bet keliausim. Tai vyksta įvairių šou, tik tai dabar yra maldos laikas, tipo, nu, šią valandą, tipo, musulmonai, kiek suprantu, eina melsis. Tai dabar visur parašyta prayer time, bet čia yra main stage, kur vyksta įvairiausių šokiai, šou, nu, viskas. Kažkoks naujas čia atrakcionas, čia nesam buvę. Vis dėlto čia neįsim, nes mes čia esam buvę. Čia viską tiesiog perdarė kitaip, kad tiesiog atrodytų viskas naujai ir naujus pavadinimus sudėjo. Bet jeigu čia bus, tai tikrai verta nueiti. Čia aš nežinau, kaip paaiškinti, bet ten yra toksai keliukas, tiltas, kur tu eini, sukasi viskas. Atrodo tau, kad sukasi, bet iš tikrųjų niekas, nes jūs nežinau, kaip paaiškinti, bet žinau, kad aiškino, kad kosmonautai turi praeiti tenai, nežinau, 2 ar 3 valandas, kažkaip tiesiai eiti ir praeiti, nes tenai belekaip mūtina. Atrodo, kad tu belekaip girtas. Nes ten grinai padaryta iliuzija, kad viskas žiauriai sukasi. O dabar atėjom pas poną Kokosą. Gal čia kažkur jis įsidarbinęs bus, nes dabar eisim į Tailando jurisdikciją. Kaip padariau mažą klaidą, čia yra labai vienas šalia kito. Čia yra Tailandas, čia kur rodau Tailandas, o čia Koreja. Tai pirmą einam į Koreją, o po to einam pas mūsų mielą kolegą Kripto Kokosą. Čia nežmoniška praeiti, yra nežmoniška praeiti, aš jums nemeluosiu. Bet aš turiu tokią nuojautą ir aš jau matau, kad čia beveik visur yra visokie kremukai veido, plaukai kremukai, nes grinai Korejoje tai varai ten pirkti visus šitus dalykus, nes jie tenai su skin rutinoje atidirbę viską pasidarė.
Gerai, aš jau nebenoriu čia būti, išleisti mane, prašau, labai nebenoriu aš čia būti. Už žmonės jau tasai vaikas pasimetė, jau viskas ieško jau jo tėvų. Jau viskas, vienu mažiau bus. Čia kažkoks produktas, kad jeigu plinkia arba nori barzdos, pasiemi, pasipudruoja ir juoda pasidaro. Tipo kaip plaukai atrodo. Esu aš manęs, kad tik tokia kažkur, kur taip daro. Nu išėjimo, tai pažiūrėkit, va čia įėjimas. Mes čia praėjom gal 15 metrų per visą laiką. Jumti gal atrodo nedaug, mes jau čia kokias 10 minučių einam. Korėjietiškas maistas. Cheetos, mac and cheese. Mes atvarėm čia pavalgę, tai nesiruošėm, turbūt mes čia valgėt, bet gardžiai atrodo. Jeigu kažkas atvarysit, paragaukit, pasakykit, ar skanu. Kažkaip atrodo, kad čia biškai greičiau šito pusę dabar juda. Jau dabar einam link išėjimo. Korėja ganėtinai maža, bet jau čia pati kaip šalis maža. Nežinau. Išleiskit, aš noriu kokosą. O aš norėjau sakyti, kad jau mes išeinam dabar, sako, jinai gal reikia pažiūrėti va čia kremuką. Nu, galim pažiūrėti. Nu, aš norėčiau, kad man padarytų veido karočią analizę. Aš mačiau kažkur kažkokius tokius, kad į Korėją nuvarai padaro veido analizę, ten išrašo tau kažkokių tepaliukų visko, tipo tepies ir po to, va tai va būna. Pagurklio kaukė, kojų kaukė, čia visų yra kažkoks. Toks čia pakitobėm išsivalyti. Man įdomu, man baisu pagalvoti, kas pačioj Korėjoje darosi. Davai darom taip, kad kita kelionė į Korėją. Kita kelionė į Korėją. Viskas, nuspręs. Išėjom iš Korėjos, jau išleidom 100 eurų išleidom ant visokių pagurklinių kaukių, o dabar varom pats kripto kokosą. Kaip manot, nors vienas Ladyboyus dirbs? Reikia, gal kavas. Norėčiau į Tailandą, irgi nebuvęs Tailandė. Norėčiau. Pasportuoti norėčiau. Na, čia taip sunku prulti, aš negaliu mane pyktis, nepimas. O, tenai, va, pavyzdžiui, Japonija, Amerika, bet daisim galimai. Tenai tiesiai atrakcionai. Bet čia problema, aš čiuk ką tik 2 žmonių neiškirtau savo kūnę beeidamas. Bet vat, kas Tailandė yra jų dalykas, tai neįsivaizduoju aš, pavyzdžiui. Nes matosi, kad tarkim, jeigu ta šalis neturi kažkokio labai specifinio dalyko, būtent kur pritaikoma jų šaliai, tai pavyzdžiui, kaip Korėjai, yes, it's not possible. Buvo nejauku, atėjo apsaugioras ir pradėjo man pys baisių, kad negalim, tai kai įeini, tarkim, į miestelio vidų, tu negali filmuoti. Čia aš galiu filmuoti, bet kai įeinu į vidų, negaliu filmuoti. Ir čia visur yra kameros, bet niekur nėra apsauginių. Nu, nei karto, kiek aš esu kartų buvęs, o esu buvęs gal 5-6 kartus, nesu matęs niekada apsauginio. Ir jis atėjo ir karolis, aš esu dabar ant padidinimo stiklo. Tai aš dabar nežinau, kaip aš galvoju daryti, dabar mes einam į Japan. Kažkaip mastiovai bandysiu filmuoti turbūt su telefonu. Nu, nes turbūt su telefonu galima, gal kad su kamerytė negalima, aš nežinau, bet čia buvo neaiški situacija. Tai dabar keliaujam į Japan. Tai vieni kadrai bus iš kameros, kiti bus iš telefono, nes dabar va taip turėsiu eiti filmuoti. Biškį mastiovau ir aptarsim viską, kai išeisiu, ką aš nufilmavau, kad nenubaustų manęs. Kokio fanta didelė šito va. Man kažkaip reikia apsimest, kad aš fotkinu pasukęs kamerą. Bet aš turiu tokią naudą, kad mane toj surinks iš čia. Tai pašnekėjau su kitu apsauginiu, tai sakė, kad galiu filmuoti, bet ne per ilgiausiai, taip pat trumpai labai. Tai bus tokie trumpi kadrai ir po to, kai išeisim iš tokių vietų, viską apibendrinsim labiau stipriau. Tai tolimestis dabar vlogas bus pratęsiamas su telefonu. Prieš tai filmavau su kamerytė, dabar filmuosiu su telefonu. Per telefoną, kai filmuoju, atrodo daug geriau man, nes didesnis vaizdas, matau viską, bet aš nežiūriu į kamerą, aš vis dar žiūriu kažkur į čia, kur laikas eina. Tai stengsiu žiūrėti, va čia jum į akis. O dabar mes keliaujam į Road of Asia. Road of motherfucking Asia. Krabukai mažyčia kažkokie pakepti. Lemba, čia tokių keistų dalykų yra, kur iš mane net aš nežinau. Praradau kalbą, praradau savo kalbą. Gerai, išėjom iš Road of Asia. Ne, gal kažkokių, tie krabukai tikrai nebuvo jaukus, aš galiu taip pasakyti. Tokie nejaukus dalykai, nu, bet Road of Asia, ko nori. Keliaujame į Rusiją. Ko trūksta, tai rusiškų tų kilimų, kur būna, kur pas močiutės jie kabo. Šitų trūksta ir buvo pilna kombinacija, ką gali parodyti Rusija. O dabar jau tikrai keliaujam į Afriką. Rusija, nu taip nieko tokio kažko neparodėm. Matrioškos, tada kepurės, kailiniai, trūko tik tų rusiškų močiutės kilimų, kur pas močiutės būna ir viskas.
kaip ir minėjau, kartais, kai atvarai į lokaciją, ten pasitaiko ir vietinis šou, kur šoka būtent to žemyno, tos šalies žmonės tradicinius šokius. Žiūri, jie net čia savo kažkokią ir eglutę pasipuošia kažką čia tokio nuostabaus gražaus, ką tu gautų. Bet dabar keliausime į Pakistaną, tada Jungtiniai Arabų Emiratai, Bangladešas, Šri Lanka ir tada keliausime į stuntmenų šou. Aš kai filmuoju su telefonu, nebėra stabilizatoriaus, tai biški dreba, kai aš einu ir filmuoju, bet čia viskas tik tai dėl to. Tikiuosi, kad mes dar praeisim kai kurios dalykus ir nespės manęs išmesti čia. Arba ateis man tiesiog elektroninį paštą bauda, nuskenuos mano veidą, kadangi aš turiu Emirates ID, nes čia viskas vyksta per veido rekonditioną. Aš nusileidžiu UAE, aš tiesiog einu kiaurai ir mano veidą nuskenuoja ir įleidžia, žinau jau, kad čia aš. Tai aš bijau, kad tai bus, kad aš čia filmuoju, kai ateis man patogu 10 štukų dirhamų baudelę, kad aš čia taip ilgiausi. Manau, kad Pakistane čia bus pagrindė tekstilė. Čia visur visokie apdarai, šalkai, paklodės, dekiai ir taip toliau. Gerai, Pakistane daug neužsibuvom, nes nieko tenai nebuvo, beveik visur tekstilė arba odiniai visokie diržai, džeketai ir taip toliau. Dabar keliausime, mes nepamenu, kas nors Jungtiniai Arabų Emiratai. Aš jums galiu iš karto pasakyti, kad čia bus daugybė kvepalų. Tai nusipirkau litrą Red Bullio, dar ten Prime'ų 3 skonių, kurių neturiu, nes ofise tokia kaip kolekcija darausi, kad tiesiog už nugaros gražiai atrodytų Prime'ukai. Keliaujame, manau, į Bangladešą, Šri Lanką ir keliausime tada link stuntmenų šou. Tai čia viskas tiesiai priekį. Dabar truputėlį man bus biškį sunkiau galvoti, bet jo, va čia visas toksai begas kainavo 500 dirhamų, tai čia virš apie 102 eurų. Tai ganėtinai brangu, tikrai ganėtinai brangu, bet kolekcininko svajonė. Jeigu jau neturi ką pardavinėti, tai pardavinėjai kvepalus, viskas. Čia visi Lietuvoje, kur dabar kvepaliukų biznį suka, tai jūs jau ten, kur fake kvepalus pardavinėti, tai vapščio kosmosas, kur tiesiog analogus ir dar kas čia dabar, na. Žiūrėk, išgeri eliksyrą kažkokį, pasitepi ir užauga plaukai kosminiai. Liam, buvo taip įdomi. Aišku, aš tai man nereikia, bet galvoju treneriukam savo būtų juokinga parvežti, nes jie plikai kerpasi toks kaip juokelis būtų, bet po to bijau, kad supys galvelę man. Bet to, ko tai nesu matęs už jų toks. Ir dar tas reklamėlė tokia, būtent tos tautybės žmonės su tokiais ilgais plaukais, tas vyras juokingai atrodo, bet įdomu, ar veikia ar ne. Kažkokia turiu tokią idėją, kad būtų nesąmonė, toks, kur labiau psichologiškai tu nusiteikė. Tai mes dar net pusės neapėjom, o aš jau nebejaučiu nei rankyčių, nei kojyčių. Dabar einame čia, kur tasai šou turi būti, bet dar jaučiu mūsų neįleidnis, dar negreitai. Nu kaip negreitai, ganėtinai greitai, už 20-30 minučių. Keliaujam į šitą šou. Tai atėjom į lokaciją, pasiėmėm popkorniukų ir žiūrėsim šou. Good evening, Cyber City. This is Lexi Still reporting live for Cyberwave News. The 10th anniversary celebration of Legion Flight's legendary victory.
šou baigėsi. Man tai geras šou. Čia visada story maudas. Čia mano gal 3 ar 4 šitas šou ir pasirodo, čia, kad čia story maudas eina kažkoks tipo. Ten bociuką praeitą kartą nužudė, dabar čia kažkoks cyber ataka, nu, žodžiu. Sekanti mūsų lokacija Kuvaitas, ir ką čia nežinau, Kuvaitas. Ir tada Jemenas ir ten visi kiti dareis. Sakau, būtent šitose šalyse, tai pagrindė va. Visur kvepaliukai visur. Na, kažko tokio įspūdingo nebuvo. Sakau, tose šalyse tai veik visur, kur eisi, tas pats bus. Dabar eisime į Jemeną. Tokie riešutai, va čia jau biški kitoks. Jau įvėlė mane įvėlė. Hello. Welcome. Where Thank from? you. Lithuania. Ukraine. Oh my god. I'm good, brother. I'm good. The best honey. Gerai, čia man nori medaus parduoti. What name? We gonna come back. This one was good. Tikrai mes negrįšim. Taip nusimainom. Bet sakau, čia visur medus. Riešutai. Čia belekas. O ir prieki vyksta jų šou kažkoks. O čia ginklai kažkokie. Nespėjau nufilmuoti, kai šoka, dabar ilsisi, dabar groja muzikėlė. Labai daug buvo medaus. Buvo. Paragau, man patiko, man skanu buvo. Dabar keliaujame į Iraką. Bet čia realiai tai irgi labai daug kažko ekskliuzyvinio nėra. Čia pagrot susirinko šaika, tekstilė visur, maistas, kvepalai, blizgučiai. Na čia kažkokio tokio įspūdingo irgi nėra, viskas. Bet vat jau šitas, vat, tasai mėlynas labai gražiai atrodo. Keliaujame toliau. Mes dabar keliaujame į Indiją, pas mūsų mylimiausius gyventojus. Vėl kvepalai, tik tai dabar indiški kažkokie, pažiūrėkit čia. Ugnelė kažkokia dega. Kas žiūrėjo mano Singapūro vlogą, tai va tenai va matome letenėlių šou matom. Algoje vėl su savo letenėlė. Paskutinė lokacija, į kurią mes dabar einam, yra China. Mes gal dar po to kažkur dar eisim, bet aš jau truputėlį norėsiu ir pailsėti, plus aš norėčiau, kad jūs kaip patys atvarytumėt patys, išnagrinėtumėt ir turėtumėt ką veikti. Nu čia pilna. Marokas, Lebanonas, kažkoks Palestina, Iranas. Realiai, kur pasisuki, visur dar gali nueiti, bet keliaujam į China, surasti Hello Kitty kokių daikčiukų, nes reikia lauktuvių parvežti. Nežinau, gal pro atrakcionus praseisim, gal ne. Welcome to China. Iš karto šmutkių visokių, čia pilna, vėl lešių, dačių. Čia visko yra nežmoniškai daug. Daug iš tokių smulkmenų, bet kol kas Hello Kitty dar neradome. Tai išėjom iš Chinos, Hello Kitty neradom, praeisim pro atrakcionus ir turbūt keliausime namo, nes jau mane truputėlį zajebaliau, mes čia gal 3 ar 4 valandas, jau man skauda pėdutes. Tai čia prasideda atrakcionus, jau keli paėjus, čia pilna, visko, ko tik tai širdis geičia. Tokio aš niekur nebuvau matęs, kad juda vartininkas ir reikia bankę įmušti. Įvairiausi žaidimukai, kažkoks shellfishingas gaudyti, tai reikia šitų žvejot, kažkas tokio. What do you need to do? Put the frog here and you need to smash. And the frog should jump into... Should be inside the flowers. Okay. Gerai, įsivėliau aš čia vieną. Thank you. Įsivėliau aš į šitą vieną. Aš nežinau, kas čia bus, na. Čia eilė, čia į eilę pataikau, jau man baisu. Gerai, aš sekantis einu, tai bus įdomu. Čia reikia lobį rasti ir po to kažkur nunešti. Žodžiu, čia bus įdomu. Aš viską pabandysiu nufilmuoti su priekinė kamera, bet ne save filmuosiu, o tiesiog kur aš einu. Čia kaip nejauku, aš jau iš karto sakau ir aš dar vienas esu. Check this. You're the chosen one. You need to send to the king. We'll pass on the king. Okay. Uždėjo man tokį ir reikia surasti kažkokią akį. Reikia surasti kažkokią akį.
čia paim bandyti. Happy New Year. Happy New Year. Reikės dėlės. Bet tikrai neištėjau. Tokiu. Turiu akį. Taip, pridėti akį ir atvirį, kad aš išeičiau. Ir tenai dar mamai. Tikrai buvo faina, vaikai, kur tie buvo prieš mane, jie užlipo už konstrukcijos, paėmė kiaušinius ir pradėjo bėgti. Tiesiog pradėjo bėgti ir pradėjo apsaugai jos ten gauti. Tikrai žiauriai geras, žiauriai gerai idėja padaryta, wow. O dabar toliau, čia va mėto į kašiuką. Vieną įmetė, laimį bananą. Čia už manęs reikia į tą rutulį pataikyti irgi laimį iš karto prizą. Dabar atėjom į tokį, kur reikia mėtyti strelytės ir sprogdinti balionus. Sprogdinti balioną, gauni prizą. The bowling is balloon darts. One shot, 3 balloons down. Pasisekė, kad su viena strelytė ištaškiau 3 balionus, nes gerai būtų buvęs rūkas, bet gali damokėti ir žaisti toliau ir taškai visumuojasi ir taip, ir taip, ir taip. Tai šitą vietą čia ir vrapinam šitą video vlogą, žinokit, Global Village mes net nebėjom turbūt, net pusės. Čia matau Afganistanas, Japonija, va už nugaros. Japonija, Afganistanas, viskas, čia pilna. Tai jeigu būsite Dubajui, būtinai ateikite. Pigus bilietas, visai dienai užtruksit, yra veiklos tiek su vaikais, tiek suaugusiam, nu tikrai yra labai gražu ir pasimatysime kitam video vlogė.